Labas rytas, gyvagimiai žmonės, suverenai. Esu vienoje žinomiausių Lietuvos vietoje, ant aukšto kalno, kur kadaise stovėjo ant to kalno motina, tokia skulptūra. Noriu pašnekėti apie atsakomybę. Čia yra kryžkalnis. Apie žurnalisto atsakomybę. Žodžiu, yra problema. Problema ta, kad žiniasklaida, jinai neatlieka savo tiesioginės paskirties, užduočių, identifikuoti visuomenėje problemas, jas iškelti ir davesti iki teisinės lygties, teisingumo atstatymo. Tai problema yra ta, kad viskas jau prasidėjo senai. Žiniasklaidos užduotis identifikuoti visuomenės problemas, jas iškelti viešumą ir toliau, kad jau, jeigu yra įstatymai, juos įstatymų būdu tas problemas išspręsti. Tačiau jau keletas dešimtmečių žiniasklaida užsiminėja anonizmu, visiškų savęs patenkinimu, pačiu tokiu žemiausiu būdu. Tai reiškia, kad jinai yra priklausoma nuo politikų, ir ne tai, kad daugelio politikų, konkrečiai nuo politinės partijos. Paradoksas tame, kad patys aršiausi šisklaidininkai turi rusiškas pavardės. Pavyzdžiui, Vorobjovo Koriko Aitė, suprantat, iš minučių, arba Malina Auskas. Suprantate, jie turi rusišką šaknis. Sako, dabar jūs čia rusai su rusais. Jie patys yra rusai. Persivertę tarnauja. Arba, žinot, yra Makara. Itė. Aitytė. Makara sanskritu. Tai reiškia toksai hybridas. Dramblio, krokodilo ir žuvies hybridas. Skaitosi ant joja Gangos dievybė. Makara. Tai jie net iš tikrųjų ne rusai. Jie buvę kažkada, gali būti, kad yra vaišnavai, bet jie degradavo, kadangi jų indoeuropietiškos šaknis tų pavardžių. Bet paradoksas tame, kad tą tokį nesantaikos kurstymą daro buvę raudonieji, diplomuotieji. Tai kas įdomiausia, su rusiškom pavardėm, rusiško išsilavinimo veikėjai. Tai yra tokie makarai. Vietoj to, kad bendradarbiauti ir nustoti kurstyti nesantaiką įvairią, ir religinę nesantaikos kurstymą, ir socialinį, ir tautinį nesantaikos kurstymą, tie su rusiškom pavardėm, su rusiškais diplomais, jie daro destrukciją. Tai mėlieji, išvada tokia. Tie žurnalistai vietoj to, kad identifikuotų problemas ir jas davestų iki loginios išvados, išspręstų, jie žmonės klaidina. Vienintelis būdas yra gilinti savo žinias. Mėlieji, skaitykite Visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Yra Gaudijos Vaišnavų religinė bendruomenė. Atsiverskite puslapį. Tame puslapį iš karto yra Visuotinė žmogaus teisų deklaracija 3 kalbomis. Lietuviškai, rusiškai, angliškai. Jūs galite ją atsisiųsti ir studijuoti. Ir jūs automatiškai suprasite, kur slypi niekšai. Tai tokios mintis nuo pat ryto. Gero jums gyvenimo, laimės, meilės, pinigų ir būtinai skaitykite Visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. O kam jau dašilo, junkitės į Gaudijos Vaišnavų religinę bendruomenę. Jūs tapsite žmonėmis. Sveiki, bendraminčiai, gyvagimiai žmonės, suverenai, dar kartelį. Esu Raseiniuose prie pačios geriausios kuro kolonėlės. Jozita. Ją visą laiką naudoju, kada tik važiuoju pro šalį. Gera kaina būna kuro užsipilti. O iš tikrųjų tai dar norėjau pasikalbėti apie žurnalistų be profesionalumo lygį. Oficialios tos prasidėjęs kuris laikas religinės bendruomenės, diskriminacijos, tokie atakos, laidos. Turime hinduizmo tradicijos, tai yra Gaudijos Vaišnavų religinė bendruomenė, tai yra Vedos, Vedų kultūros nešėjai. Vedos tai reiškia žinios, išsamios žinios, kaip gyventi žmogui Žemės planetoje. Atkreipkite dėmesį, žmogui, ne asmeniui. Dabar konkrečiai prie reikalo.
Reikalas tas, kad tiesiog girdėjote tikriausiai, kaip jie mala visokį vėją, sakydami suverenai, ten atsisako daug, meluoja. Tai va, koks momentas, žiūrėkite, kada sako, kad suverenai tokie anokie, jie diskriminuoja tame, kad jie painioja terminus. Jeigu atsisako dokumentų kažkokia grupė žmonių ar ten pavieniai, jie ignoruoja visą tą sistemą, kuri turi tarnauti žmonėms. Tai yra anarchistai. Ar tai būtų Amerikoje anarchistai, ar tai Rusijoje, ar tai Vokietijoje. Tačiau jie sako, suverenai, Gaudijos Vaišnavai čia visą tą daro. Jų idiotizmas tas, kad jie nežino terminų. Anarchistai, anarchizmas, tai yra nesuverenai. Tai vat, ką pagrindinę mintį aš tą norėjau pasakyti. Ir jūs kiekvienas pasidomėkite apie veiksmus ir identifikavimą. Kiekvienos žmogaus, kiekvienos organizacijos rezultatą galima atsekti pagal veiksmus. Tačiau neapdergus juos, Lietuvoje vyksta didelis religinės nesantaikos kurstymas, kurį remia katalikų bažnyčia labai stipriai. Teisingumo ministerija, žurnalistai ir jie to pasijungia, tačiau melo kojos trumpos ir rateliai užklius ir jau aš manau, kad užkliuvo ir jie gilinkitės į žmogaus temą. Mes suverenai, todėl, kad viešpats suverenas. Žodį viešpats, turiu omeny Dievą, išverskite į anglų kalbą ir bus parašyta suverenas. Reiškia, jisai visako savininkas, jisai visaką persmelkia. Ir svarbiausia, Vedos sako, kad suverenas aukščiausias yra mūsų širdise. Mūsų širdise. Tai reiškia, kad mes esam visą laiką du. Yra Dievas manyje ir aš esu siela. Ir Dievas širdyje dar vadinasi sanskritu paramatma, tai yra tas vidinis balsas, kuris pasako, pataria, globoja. Va tas vidinis balsas mūsų gyvenimuose, mūsų reguliuoja, galima sakyti. Tik tai problema ta, arba mes jo klausom, arba neklausom. O jeigu jūs klausote vietoj paramatmos, Dievo širdyje, tų veikėjų visokiausių, su rusiškom pavardėm, su lietuvintom galūnėm, tai yra, čia konkrečiai ne apie visus kalbu. Tokių kaip rusų lietuvių jų nėra. Yra žmonės, yra vyrai ir moteris. Rusas, ten ukropas ar ukrainietis, tai yra politikų įvardinimai. Va tą žinią aš jums norėjau pasakyti. Junkitės į Gaudijos Vaišnavų religinę bendruomenę. Manau, kad įsigilinsite į visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Jūs taip apsisaugosite nuo priverstinių sistemos klaidų, kadangi jūs turėsite dokumentą įrodantį jūsų religinius įsitikinimus. Ir su religiniais įsitikinimais jūs galite pasiųsti, reinkarnuotis į trąšas. Įsigilinkite, kas tokie yra anarchistai, kas yra vaišnavai ir kas yra suverenas. Viskas paprasta. Čia buvo Žilvinas Užkuraitis Džagadananda Das iš Raseinių prie Jozitos kūro kolonėlės. Kolonėlė, super. Linkiu jums gero gyvenimo. Iki.